Taigi sveiki visi, čia su jumis aš Dilnas ir šiandien parodysiu pamoką, kaip susikurti WinLockerį virusą, kuris ištrina kompiuterio Windowsus, jeigu jį tik paleist. Pradėkime iš pradžio, atsisiųskime WinLockerį. Linką numesiu descriptioną, bet reikia išjungti, būtinai išjungti antivirusinį, nes kitaip WinLockeris neatsisiūs, antivirusinį iš karto blokuos. Geriau iš anksto išjungt, kad čia atsisiųst ir kad paleist. Išjungsiu valandai, man tikrai užteks. Siūskim WinLockerį. Atsidarom. Ant desktopo susikuriam folderį, aplankalą, aš jau susikūręs. Nusvinam kaip norim ir įsikeliam tą WinLockerį. Atsidarom aplankalą ir atsidarom WinLocker. Gerai, čia pavyzdžiui atsidaro tokia lentelė ir čia galit kurti WinLockerį, pavyzdžiui čia Windowsai ištrinami linksmai, palauk, geri šitai. Čia pavyzdžiui TV, čia galim rinkti kokį norit. Imsiu gal tokį ir palaukit. Atsiprašau už nesklandumus, turėjau biškį išeiti. Mama kvietė. Nu gerai, toliau. Čia rašom savo slaptažodį, kuris bus, kai paleis programą, jeigu jo nesuves, Windows užsiblokuos. Čia galima paspaust mum bėlent kokį slaptažodį, mes rinksimės 1, 2, 3, 4. Čia kiek kartų netaisyklingai suves kodą ir kompiuteris automatiškai išsijungs ir pradės ištrinti Windowsus, tai mes renkamės kokius 3. Čia nieko nekeičiat ir čia daugiau nieko nespaudžiat, spaudžiam šitus klaustukus, čia spaudžiam, mums sukūrė, va čia, šitą jau galim išjungt, va čia tas, kurį pasidarėm, galim persivadinti, kaip norim, pavyzdžiui, sob.exe, va, ir kaip jį paleis, išmeta tokią lentelę ir čia va, geriečiai, tai Windows ištrinami, va, ir jeigu per šitą laiką nesuveda kodo, Windows užsiblokuoja. Mes suvesim kodą. Mūsų Windows neužsiblokuoja. Nu ir va, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu padėjau, laikinkit, prenumeruokit, komentuokit. Viso gero.